Sveikas drauguži, šiandieną pašnekėsime apie Hyro traderį, kaip reikia jį prisidėti prie savo Bybito ir apskritai, kas yra tasai Hyro traderis. Tai Hyro trader leidžia žmonėm, kurie neturi daug pinigų, tradinti su dideliom paskirom. Ką aš turiu omeny, tai tarkim už $90 tu gali įsigyti $5,000 paskirą, kuri atsiranda tavo Bybite ir aš tau parodysiu, kaip ją reikėtų tau prisidėti. To jau pagrindinis klausimas, kurį užduoda žmonės, kas atsitinka, jeigu aš sudeginu tą paskirą. Na, jeigu tu sudegini paskirą, tai tu tiesiog sudegini $90. Bet atsiminkit, kad didelis balansas tave padaro gerų traderių. Plus čia yra ekstra žingsnių, kuriuos galite rasti žemiau, bet tai nėra kažkokie ekstra žingsniai, tai tiesiog yra paprastas elementarus banko valdymas. Tai reiškia, kad per dieną gali maksimum padaryti -5%. Tai tarkim, per šiandieną dieną gali padaryti -5% ir viskas tau daugiau neleis tradinti. Maksimum gali padaryti -10%. Tai reiškia, jeigu tu nusipirkai akauntą su $100,000 JAV, jeigu tu padarai -10%, tai yra -10,000 JAV, tavo challenge'as ties šitą vietą ir pasibaigia. Klausimas, ar tau tikrai to reikia, bet jeigu tu žinai, kad tu darai, tikrai yra paskira. O dabar aš jums parodysiu, kaip prisidėti prie Bybito. Taigi, įsigijus paskirą, tau atsiras čia toksai ženkliukas Setup Challenge. Čia, kaip matome, dabartinis challenge'as, 100,000 perėdės iki stage 3, kol kas yra $800 profitas, pelną galima nusijimti kas $100. Na, bet žodžiu, mes spaudžiame Setup Challenge ir spaudžiame, kad renkamės Bybitą. Jeigu neturite Bybito, tai apačioje irgi yra nuoroda, tenai gausite bonusų, tokių kaip, pavyzdžiui, uždirbus pirmą $1,000 gausite $200 bonusą. Tai yra tikrai aktualu. Spaudžiame Bybit, kaip ir minėjau, ir mums reikia gauti IPE key ir IPE secret. Taigi keliaujam į Bybitą, tada einam būtent čia ir renkame switch/create account, tada spaudžiam create. Čia užvadinam kaip norim, mes užvadinsime Hyro 50K, negalima tarpo, ne? Ok, ir spaudžiam confirm. Čia dabar reikia pasitvirtinti jums šitų savo dalykėlius. Taigi, pasitvirtinam, atsirandam čia, spaudžiam skip, nes mums įdėjęs Hyro, spaudžiam switch to sub account. Tada čia būtinai pasižiūrime, kad būtumėm ant būtent šito accounto. Aha, pasižiūrime Hyro 50K, spaudžiu, kad tikrai in use ir keliauju į demo tradingą. Nukeliavęs į demo tradingą, spaudžiu API, spaudžiu create new key. Atsirado čia, spaudžiam system generated API keys, tai yra pats pirmas. Čia užvadinamėm kaip norim, tai būtų Hyro, tarkim, 50K. Būtinai reikia pažymėti šitą read write, tada pažymėti varnelę čia, pažymėti varnelę čia, submitinu ir gaunu šitus API key, rašau į čia, kur ir reikėtų. Šitą kopijuoju, rašau į čia, kur reikėtų, spaudžiu connectint ir matome, kad accountas sėkmingai prikonektintas ir matome, kad challenge'as vyksta. Viskas, show details galime spausti ir viskas vyksta pagal planelį. Kaip matome, max lossą, kurį galima padaryti, tai yra $5,000 JAV, maksimalus dienos minusas $2,500. Dar norėjau paminėti, kad apačioj yra linkas ir tenai, jeigu registruositės ir įsigysite Hyro traderio paskirą, gausite akciją, plus gausite papildomų bonusų ir turėsite galimybę užsiregistravę laimėti nemokamai kelias paskiras. Nereikia nieko pirkti, užtenka užsiregistruoti per linką ir tu jau turi galimybę laimėti kelias paskiras. Jūs labiau pradėkite nuo pačios tos nemokamos informacijos, nuo pačio Discordo, nuo dar kažką. Tos paskiros challenge, jos niekur nedings. Jos šakelė niekur nedings, jūs neskubėkite. Jūs pirmą pasiimkite tą nemokamą informaciją, supraskite, ką jūs iš tikrųjų darote. Taip pat galite paimti tą patį demo tradingą ir pabandyti demo tradingą. Jeigu tenai gausis kelti pinigus, pamatysite, kad nepadarote to -10%, kad keliate pinigus, galėsite tada įsigyti paskirą. Aš, pavyzdžiui, buvau tikrai visą gyvenimą prieš demo tradingą, bet kai mes judome tiesiog į priekį ir atsiranda tokie dalykai kaip Hyro traderis, kur tau leidžia nusipirkti $100,000 JAV paskirą ir grinai pradėti tradinti taip, kaip mes tradinam, dedit 1%, 1% yra $1,000. Nu tai apie ką mes šnekam. Dar galiu papasakoti pačio savo patirtį su Hyro trader, tai yra tikrai labai puikus supportas, puikus community, nes jeigu, tarkim, tu ir neturi to funding paskiros, tu gali prisijungti jų nemokamą Discordą, prisijungęs į Discordą, tu gali bendrauti su kitais žmonėm. Tenai gali rasti ir nemokamų signalų, žodžių. Daug labai naudingos informacijos, kuri yra prieinama visiškai irgi nemokamai tiem, kas nori truputėlį labiau pasigilinti. Nu tiesiog yra perfect dalykas. Jeigu kyla klausimų, kodėl viskas vyksta per demo tradingą, tai aš nežinau, čia yra toksai sanderis tarp Hyro traderio ir pačio Bybito, jie nenaudoja tikrų fondų, kad nemanipuliuotų žmonės marketų, įsigiję už $80 paskirą. Challenge'o payoutus galima daryti nuo $100 JAV. Viskas 100% veikia ir eilinį kartą aš jums rekomenduoju tik tai geriausius produktus, kurie gali jums padėti uždirbti kuo daugiau pinigų. Na, bet žodžiu, kaip ir minėjau, visi linkai yra apačioj ir iki kito karto.